Štai parduotuvėje bus pas mumis nauji rankdarbiai. Labai faini rankdarbiai, pažiūrėkit, kaip iš ąžuolo padaryta. Dariau video apie rankdarbius. Mano parduotuvėje visas ir yra rankdarbių dirbiniai. Iš tikro vienetiniai, meistras pasižymėja savo inicialus. Tai bus ir parduotuvėje pardavime, bus ir žmonėm įdėta dovanų. Kas biškai daugiau užsisakinės, dėsim gražių dovanų. Čia gauromedžio arbatėlė, papildysim parduotuvę. Gauromedžio arbatėlė Ivančiai. Viena gyvybingiausių mūsų kraštų arbatų. Ir vienas stipriausių mūsų kraštų arbatų. Čia ypatingas fermentavimas, vieno sukimo, vieno išlaikymo. Ir autajų žoliniko viskas padaryta. Fainas produktukas. Arbatos gerti. Arbatas atšavus. Ivančiai gerės apie 2 mėnesius. Labai stipri arbata, negalima gerti kasdieną. Labai daug ligų gydo. Labai imunitetą kelia. Ir su depresija gerai kovoja, ramina nervą. Prie peršalimo gerai. Žodžio, auksinė arbata. Čia atkeliavo gėlių kavutė. Gėlių kavutė gyvybinga, žinokit, labai skani ir labai vaistinga. Ąžuolo gėlės kavutė, nerealus daiktas, žinokit. Daiktas, bitkrėslės pelyno, ciberžolės miksas, bitkrėslė pelynas, ciberžolė, gvazdikėlis, pipiras, užaštrintas viskas pipiru. Pavyzdžiui, pipiras užaštrina ciberžolę net 20 kart stipresnę padaro. Ir pipiras duoda tokį kaip stimuliantas. Pipiras užaidžia kaip greitintuvas, aštrintuvas visų šitų vaistažolių. Ir šitos vaistažolės imsis valyti jūsų kūną. Bitkrėslė pelynas, ciberžolė, gvazdikėlis, pipiras, visi nuo parazitų. Parazitai žolelių būdu nyks, jūsų žarnynų kažkas, gal yra skrandy žaizdų kokių, viską užgydo. Šitos žolelės nerealiai užgydo skrandyje žaizdas. Ko negali, pavyzdžiui, pelynas padaryti. Pelynas nerekomenduojamas, kada skrandy žaizdų yra. O šitos žolelės užtraukia tiesiog žaizdas, išvalo visus parazitus. Skrandy žarnynas ir stora žarna tiesiog blizgės. Protėvių receptas. Protėvių kapsulytės, kurios gydys skrandį žarnyną ir storą žarną. Pilve tiesiog švara ateis, tuo pačiu imunitetą kels, valys visus toksinus, kirminus, mikroorganizmus, virusus, valys visą blogį iš jūsų pilvo. Jūs per maistą įsinešat labai daug, jūs per maistą užsiteršit ir ateis jums žolelės į pagalbą. Jis smegenyse irgi pilna parazitų ir liūto kartais išiminės parazitus iš galvos, greitins elektrą galvoj. Ir mumijos, kaunų mumijos ateis dar kaunų pagalba padėti. Padėtų mumijus sąnarius atgydyti, kraujagyslę, širdį, energiją. Ir būtų toks kompleksinis gydymas visam kūnui, kada į pagalbą ateina ir žolelės, ir grybai, ir kaunų pagalba, tai ir mumijos. Visos 3 vaistažolės kartu vartojasi, būna pasakiškas rezultatas. Vaistažolės vieną kitą papildo. Ir taip gauna kompleksinis gydymas visam kūnui, nuo smegenų iki piršto galiukų. Labai mumijų stipriai sąnarius gydo, kaulus. Tiesiog kaulas kaulėja savo struktūroje. Kam su sąnariais, kaulais blogai, kam su kraujagyslėm, diabetais.